Sveiki visi, taigi savo YouTube kanalą įtraukiu dar naują skiltį Senienų muziejus, kadangi per tam tikrą laiką esu sukaupęs kažkokią dalį įdomesnių senesnių daiktų. Aišku, kolekcija nėra didelė, tai pavieniai tokie, vieni kiti daiktai, bet manau apie juos tikrai daugeliui bus įdomu išgirsti, juolab, kad turinys mano YouTube kanalo apie paieškas, apie metalo detektorių visai sudomino daug žmonių. Todėl manau, jeigu daug žmonių mėgsta kasinėti, ieškoti lobių, tai jam patiks kažkas naujo išgirsti ir apie įvairias senienas. Taigi kviečiu žiūrėti ir pirmieji eksponatai. Sveikinu užsukus į Senienų muziejų, o vienas iš pirmųjų eksponatų Senienų muziejuje bus šis nuostabus mechaninis laikrodis gamintas Sovietų Sąjungoje panašiai 70-metyje. Gaminta šie laikrodžiai buvo Orlovskio laikrodžių gamykloje, kuri buvo įsteigta 1952 metais. Šio laikrodžio galima aptikti keletą modifikacijų su įvairiais pakeitimais, modifikacijom ir panašiai. Ir šis laikrodis buvo grinai mechaninis, be jokių elementų, be jokių baterijų, viskas reguliuojama mechaniškai ir visas mechanizmas. Taigi, pirmas eksponatas toksai. Nežinau, ar turite kas tokį eksponatą, ar užsilikė dar kur nors pas jūsų senelius ir prosenelius. O gal esate išsaugoję kaip tiesiog įdomų eksponatą iš senesnių laikų? Antras eksponatas Senienų muziejuje tai dar vienas laikrodis pagamintas irgi toje pačioje Tarybų Sąjungoje. Turbūt esat daug kas susidūrę ir matę tokį modeliuką pas savo senelius ir panašiai. Tai šis laikrodis pavadinimu Slava, tai buvo antra, bene žinomiausia didžiausia gamykla įsikūrusi Maskvoje, kuri buvo įkurta 1924 metais. Ir ten buvo pradėta gaminti civiliniai laikrodžiai. Taigi tai buvo visų tik antra gamykla. Ir šitas laikrodis buvo gamintas jau 80-metyje, jau jisai buvo elektroninis, šitoje vietoje dėdavosi didelis elementas, kurių ir dabar dar yra pirkti. Ir kaip matot, jau mechaninis nureguliavimas, o veikimas visas buvo jau nuo elemento. Taigi šitas laikrodis irgi yra žadintuvas. Ir kaipgi muziejuje neapsieiti be įvairių aksesuarų ir namų papuošimų bei kitų praktiškų dalykų. Tai irgi vienas iš sovietinių reliktų. Toks, galima sakyti, kaip namų dekoracija, kaip žaislas, kaip pieštukinė iš dalies, nes čia galima įsidėti porą parkelių ar plunksnakočių kokių. Tai vat ir šitas toks dekoracija, papuošimas, kaip sakant, puošmena Tarybų Sąjungoje buvo pagamintas 1977 metais, berods, net yra etiketė, 8 mėnesį ir pagaminta kažkokiam kombinate Ševčenka. Tai vat. Tai 77 metais buvo kūrimas tokios namų puošmenos ir tokie praktiškai dalykai. Taigi šiam kartui Senienų muziejuje tiek eksponatų ir laukite sekančių susitikimų. Iki, o kam patiko, nepamirškite palaikinti ir laukite naujų video.